Labadiena. Buhalteris LT siunčia klientams ketvirtinės ataskaitas. Trumpai paaiškinsiu, kas tai per ataskaitas ir kaip jas analizuoti. Tai pirmoji ataskaita yra skolų ataskaita. Ši ataskaita padeda stebėti įmonei finansinę situaciją, rasti trūkstamus dokumentus, o galbūt ir atgauti iš pirkėjų senai užmirštas skolas. Tai šioje ataskaitoje matysite sumas su pliuso ir minuso ženklu. Su pliuso ženklu yra visos sumos, kurias įmonė gali gauti iš pirkėjo arba galimai trūksta dokumentų. Tai gali būti kaip pavyzdys, jūs sumokėjote už kažkurią sąskaitą, ši suma kabo kaip sumokėtas avansas, o buhalterija šios sąskaitos neturi. Tai šita suma bus su pliuso ženklu, kadangi buhalterija neturi sąskaitos. Su minuso ženklu sumos yra tai, ką įmonė skolinga tiekėjams arba tiems pirkėjams. Tai yra pavyzdys gali būti, jūs gavote avansą iš pirkėjo, tačiau darbai dar nėra užbaigti ir neišrašyta pardavimo sąskaita, todėl šis avansas kabo su minuso ženklu, kaip įmonės įsipareigojimas pirkėjui. Atkreipiu dėmesį, kad skolos yra nurodytai datai, tai yra ketvirčio pabaigai, ir jeigu jūs sumokėjote tas skolas jau po ketvirčio pabaigos, tai tas yra neatvaizduojama ataskaitoje, tai yra sumos paskutiniai ketvirčio dienai. Dėl to jos tokios yra kaip einamos. Pavyzdžiui, gavote Tele2 sąskaitą kovo 31 dienos, už ją sumokėjote balandžio 15 dieną. Kovo 31 dienos ataskaitoje ši skola dar bus. Tai viskas gerai, tai yra einamoji skola. Sekanti ataskaita yra pardavimo ataskaita. Jos bus dvi, viena už praeitus metus, kita už einamuosius metus. Šioje ataskaitoje matysite visas pardavimo sąskaitas, tam, kad galėtumėt stebėti pajamų dydį, prognozuoti pelno mokesčio dydį už einamuosius metus, o taip pat ne PVM mokėtojai, kad stebėtų PVM registravimosi ribą. Ir trečioji ataskaita yra apie darbuotojų skolų likučius. Ją gaus įmonės tik tos, kurios turi samdomų darbuotojų. Ir ataskaita padeda planuotis finansus, matyti, kiek darbuotojai turi nepanaudotų atostogų, jeigu kartais būtų planuojami kažkokie atleidimai. Rekomenduojame ataskaitas analizuoti periodiškai tam, kad lengviau vyktų metų uždarymo darbai. Sėkmės darbuose ir iki.